pavasaris. Ši savaitė tik minėjimai visokiausių dienų, ar ne? Kovo 19. Kokia diena buvo? Ką minėjome? Juozapinės. Vat, kėlimai žino, kad Juozapinės, mano kartą galbūt ir nežinotumėm, kad Juozapinės. Taip, Juozapinės, ar ne? Tai ką per Juozapinės, ką simbolizuoja, ką reiškia Juozapinės? Pempės diena, damos šaukia, taip, gyvi, taip. Bet aš šiek tiek dar turiu šiek tiek tekstų, tai aš dar plačiau galbūt kažką naujo atrasime, ar ne? Senoliai sakydavo, kad po Švento Juozapo Pempės dienos merginos jau pradeda tvarkyti savo gėlių darželius, sėja ankstyvasias gėles, sodina daržovių daigus. Damos? Padaryta? Oi, kokios kruopštuolės, labai smagu. Taip, patirtis rodė, kad nuo Švento Juozapo lydeka nerštan, o gervė raistan. Po Švento Juozapo sniegas turi būti taip patirpęs, kad iš pėdos ir jautis atsigertų. Sniego jau koks antras mėnuo, kaip ir nebėra, ar ne, kaip ir viskas tvarkoja. Žolytė žaliuoja, viskas yra tvarkoja. Kovo 20 diena. Gerbiamoji publika, kokia diena? Žemės pavasario lygiadienis. Nuo seniausių laikų pavasario lygiadienio dieną žmonės švęsdavo pavasario atėjimą ir pasiruošimą naujam žemės ūkio darbų sezonui. Šią ypatingą metų dieną būdavo rengiamos masinės šventės ir ritualai skirti saulei garbinti. Po pavasario lygiadienio, ačiū Dievui, nakties ilgis toliau trumpėja, o šviesusis paros metas ilgėja iki vasaros saulėgrįžos. Na, o kovo 23 diena yra kokia? Apšalė, niekas nežino, ne? Tai jau liaudiškos muzikos kapelų šventė, dainuok pavasarį, gerbiamieji. Taip, tikiuosi, kad liaudiškos muzikos kapelų žygins jūsų širdis ir puikiai praleisime popietę būdindami pavasarį. Ir už mano nugaras jau čia pirmoji kapela, jau susirinkus, instrumentai rankos ir visą ką, tai pristatysiu mūsų svečius. Svečiai atvyko iš tolimojo krašto, iš Jonavos krašto. Apie šį kraštą yra legenda, kuri byloja, kad senais laikais kairiajame Neries krante stovėjusi smuklė, kurioje gyveno Jonas ir Jonienė. Smuklė viliodavo pirklius, amatininkus, kurie sakydavo, užsukime pas Jonus. Pasak legendos, taip ir kilo Jonavos pavadinimas. Taigi pristatau, ponai ir ponios, jūsų ovacijos, švilpimai, kriokimai, Jonavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Jonė, vadovė Virginija Verikienė. Kapeloje groja įvairių profesijų žmonės, bet juos visus vienyje vienas tikslas – muzikuoti savo ir kitiems, skleisti šilumą ir dovanoti gerą nuotaiką. Kolektyvas atliks Miestas prie Neries, muzika Virginijos Verikienės, žodžiai Irmos Jefimovos. Antrasis kūrinys bus Mylėkim Lietuvą, muzika Virginijos Verikienės, žodžiai Leono Milčiaus. Trečiasis kūrinys Jonės polka, muzika Virginijos Verikienės. Ketvirtasis kūrinys Tėvo vyšnių sodas, muzika spėkite kieno. Tikrai taip, žodžiai Irenos Nagulevičienės. Ir penktasis kūrinys Tėviškė muzika Virginijos Taip, žodžiai Goldos Janonytės Jankauskienės. Taigi, gerbiamoji publika, dainuokim pavasarį plojimai ir pasiauskime. O tai, kad smagu pas jum atvažiuoti, nors ir tolimas tas kelias buvo, bet nuo pat Jonavos važiavom su tokiu geru nuotaiku. Taigi būkit pasveikinti kelmiškiai, tokie tolimi susėdėliai ir pasiplokit ir savo ir mums. Taigi, kaip jau ir pristatė, papasakosim istoriją su tokiu gražiu kūriniu Miestas prie Neries. Tarp plačių laukų ir girių gulbiai išskleidė sparnus, jeigu paukštis krauna lizdą, tai ir žmogui vietos bus. Kaip sauliaus Neries pakrantės ten stovėdami ramiai, namuose be žmonės rasti pardavėjai ir pirkliai.
mes visi tokie panašus. Ar mes žemaičiai, ar mes aukštaičiai, ar mes dzūkai, ar mes suvalkai. Taigi, mylėkim Lietuvą. O dabar skambės tikrai nuotaikinga, labai įdomi ir tokia netgi, sakyčiau, nepanaši į polką, bet tikra polka. Taigi Jonės polka.
labai daug kūrinių parašo muziką mūsų vadovė. Ir šį kartą girdėsite tėvo dienai skirtą dainą. Ši daina gimė prieš kokius 3 metus. Ir mes skiriam visiems tėveliams. Tėvo vyšnių sodas. Koks tu gražus mūsų kraštas. Čia ir geltona, ir žalia, ir raudona. Ir mes visi taip sulipdyti vieną tą krūvą. Taigi apie tėviškę tiek nuostabių yra žodžių, dainų. Ir vieną šitą, kurią mums parašė taip pat muziką Virginija, mes norim jums sudainuoti. Taigi tėviškė, nepabijokit ir pajudėkit ir palinguokit. Ačiū.
Jonavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Jonė. Vadovė Virginija Vergienė, plojimai, širdis dainuoja, linguoja, net ir Deividas užkursė ten linguoja, visi paėmė, pagaliau dainuojam pavasarį, ne? Ar smagu, ar gražu? Aš manau, kad Jonė nebenorės važiuoti pas save, Jonas sakys, pasiliek. Pirmą kartą į Kelmę atvyko liaudiška kapela iš Priekulės krašto. Oho, tai pirmą kartą negirdėti kūriniai, negirdėti skambesiai. Priekulės miestas yra įsikūrę šalia vaizdingo Minijos upės vingio. Priekulė nuo 1540 metų buvo didžiausia gyvenvietė Klaipėdos krašte. Priekulė pasipuošusi Pamorio kraštui būdinga miestelio architektūra. 19 amžiaus viduryje netoli Priekulės buvo, žinote, kas rasta? Nežinote. Aš tik tikrinu, ar jūs klausot mane, žinot, kur čia apie Priekulę. Nepatikėsite, buvo rasta gintaro, žinokite. Tarp Priekulės ir Drevernos keletą šimtmečių veikia garsus žuvų turgus. Kaip vadinosi? Turgus. Žuvų, taip ir vadino žuvų. Strykis. Strykis, beveik kaip strimelė, tik ne strimelė, strykis. Taip, pritraukdavęs pirklius iš visos Žemaitijos. Jums gros Priekulės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bengeliai. Ar taip Bengeliai? Bengeliai. Ai, Bengeliai. Aš visuomet bijau čia, žinote, žemaičiai visada Bengeliai, ar ne? Tai Bengeliai. Taip jau čia viskas beveik ir pasiruošė. Vadovė Jolanta Petraitienė. Kas daugiau pūts į akis, jeigu ne meno vadovė, tai yra apsivedė Bengelė, ir atsiprašau labai jūsų šviesybę. Taip, kapela atliks fokstrotą, muzika lietuvių liaudės, daina Lietutis, muzika ir žodžiai lietuvių liaudės, daina Vakarop balnojų bėri, daina Aš buvau turgelį, muzika ir žodžiai lietuvių liaudės ir Klaipėdos krašto polka Iki piki. Taip? Čia gerai suviršiau, taip, gerai. Muzika Jolantos Petraitienės, žodžiai iš Klaipėdos krašto tautosakos. Pasiruošę Bengeliai, taip, plojimai!
sakydavo ir saka lietuvininkai nuo mažosios Lietuvos. Ir dar kitaip saka, nuo Klaipėdos kraštą. Iš tikrųjų, šiom dienom Klaipėdos rajonas, mes ir Priekulė priklausom Klaipėdos rajonui, vadinasi 4 vandenų kraštas. Pristatė mus kaip prie Minijos Vingio, bet mes dar esam ir prie Kuršių marių. Dėl to ir vadiname 4 vandenų kraštų, prie Baltijos jūros ir turim ežerą. Didžiuojame savo kraštu. Na, o jeigu jūs važiuosit į Palangą ar į Klaipėdą, nepravažiuokit, užsuksit, rasim ką veikti. Mes labai apsidžiaugiam, kad atvažiavę nepamatėm lietaus, bet daina apie lietų. Niaukės ryto padangė, vėl diena bus tamsi. Aš stovėsiu ir lauksiu, kol tu ateisi. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Mane maudo lietutis, srauniai bėga vanduo, man pavasarį šventė, nors aplinkui ruduo. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Kur pažvelgsi aplinkui, viena pelė tamsi. Aš stovėsiu ir lauksiu, kol tu ateisi kartu su mumis. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Nors aplinkui vienukas, nors aplinkui tamsu, tolumoje aš tavo siluetą regiu. Tolumoje aš tavo siluetą regiu. Tolumoje aš tavo siluetą regiu. O dabar ateina ne tik pavasaris atėjo, bet ateina ir vasara. O ką reiškia vasara, kad vyrai eina
eina ką? Vyrai eina prišliauti. Eina vyrai ieškoti jaunikiams gražių moterų, tai vyrai. Važiuojam. Ieškokime mergikių. Vakarop balnoju vėjai, šauniai blizginų batus, ir širdis mano laukia žvėriai, josiu aš gal į svečius. Mano, o mylimoji, greitas siūsiu tau išlius, ruošti kraitį ir kodvejoji, juk žinai, aš nekantrus. Mano, o mylimoji, greitas siūsiu tau išlius, ruošti kraitį ir kodvejoji, juk žinai, aš nekantrus. Smuikas būgnas ir dūda, blindos koncertams, tai vardo ryšiai, šausminiai nepragarė. Mano, o mylimoji, greitas siūsiu tau išlius, ruošti kraitį ir kodvejoji, juk žinai, aš nekantrus. Mano, o mylimoji, greitas siūsiu tau išlius, ruošti kraitį ir kodvejoji, juk žinai, aš nekantrus. Jau šiandien buvo paminėta, kad Priekulė garsėjo savo žuvų turgumi. Tai norime visus pakviesti tikrai į savo gražų turgų. Ir kultūros centras, meno ir kultūros centras yra turgaus aikštėje. Ir nusipirksim, paklausykit, ką nusipirksim. Nu, vyrai, smagiau! Aš buvau turgelį, nusipirkau vištelę, visi nori sužinoti, ko vištelė vadina, visi nori sužinoti, ko vištelė
o gaidelis navagėlis ant surytą dieną. Žąselė kirko kartu, ta avelė gana, ta antelė kripo kripo, tas gylelis taktarik, o vištelė čiurpa, čiurpa, o gaidelis navagėlis ant surytą dieną, o gaidelis navagėlis ant surytą dieną. Tas žirgelis keliauninkas, tas bernelis mergininkas, tas žąselė kirko kartu, ta antelė gana, ta antelė trinkų trinkų, tas gaidelis taktarinų, o vištelė čiurpa, čiurpa, o gaidelis navagėlis ant surytą dieną, o gaidelis navagėlis ant surytą dieną. Vilks papjovė Kumelėkė! Papjovė Kumelėkė, eik vyrai yra tavo, Kumelėlis kaštavo, eik droma, eik vyras papjovė Kumelėkė, eik vyrai yra tavo, Kumelėlis kaštavo. sakydavo, linkim laimės didelį gabalą, tai mes dabar pasakysim, kaip saka lietuvininkai. Vėliam giliukį, didelis stiukį.
centro liaudiškos muzikos kapela Bengeliai. Taip, tikrai taip, vadovė Jolanta Petraitienė, va čia tai, aha, taip, svečiai iš Priegalės. Atpūsime. Ir niekas nešoko, ką? Va. Ui, va. Jeigu būtų didesni tarpai, tad kviečiu, aš manau, kad publika atsistautų ir visus tiesiog išneštų ant rankų, kaip gerai buvo, ar ne? Taip, ačiū Priekulės kultūros centro Bengelių liaudiškos muzikos kapelai. Ponai ir ponios Kelmynės scenoje ir jie jums atliks nuostabius kūrinius. Tai yra Algimanto Bražinsko Grok Jurgelį, Tėviškės kalnelį, muzika Gerimanto Rūko. Žodžiai Antano Sajos, Saulė sukas ratu, muzika Gerimanto Rūko, žodžiai Antano Sajos, Bangos muzika Gerimanto Rūko, žodžiai Antano Sajos ir nueisim per pasaulį muzika Gerimanto Rūko, žodžiai Antano Sajos ir dar 15 kūrinių pavadinimų. Bet tavęs man liūdna, jokau, taip. Taigi, Kelmynė, plojimai jiems! Oh,
kalnelis su šlaitu stačiuoju, kur gražesnis būtų kitas toks kaip čia. Vėjas vyno losto, saulė išbučiuoja, sidabru nubarsto, kvepianti delčia. Supasi berželiai lyg varneliai skamba, plakasi į krantą minija sraubi. Debesiai gulbės jėgėsi tada, jie kaip mano žemė visada jauni. Kalnelį mielas, mėlio kautorėlį, kaip kitus sulaukai su mano širdim. Aš girdžiu, kaip skleidžias tavo rūbos vėliai, o sakyk, kalnelį, tu mane girdi. Supasi berželiai lyg varteliai žvanga, plakasi į krantą minija srovi. Debesėliai gulbės iriasi padan, jie kaip mano žemė visada jauni.
pasibelt. Kas skubėdama į krantą neša, auksį saulės gintaro laša. Gyvenimas, banga pakilus, spanguolė kvepiantis senas išėjimas. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūną neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūną neneš, bet jūsų kūrys. Bangas pūs ir vandenos, vasario pūs, kas bus priimsi ir kas praėjo, kiekvienas savojo derliaus plovėjas. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. Gyvenimo bangos įkils ir leisis, ir kaip po kelionė namo pareis iš visoji dalis. Teguras duris, o liūdna neneš, bet jūsų kūrys. O liūdna neneš, bet jūsų kūrys.
ar matei, kaip spindulėlis, žiedo ašarą nušluosto. Duok tu man savo ranką ir nueisi per pasaulį. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Man po žemės ruožą glosto ir atgal į jūrą grįžta. Pasinerkime į vieną, kad likimas mus surištų. Duokite man savo ranką ir nueisim per pasaulį. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Duokit tu man savo ranką ir nueisim per pasaulį. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Aš tau būsiu medžio rūsmė, tu man būsi ryto saulė. Muzikos kapela Kelmynė, vadovas Gerimantas Rūkas, plojimai, ovacijos. Jūs tik svečiam taip nešyksite, ar ne? Čia saviem, ar ne? Švenčio kapinėse palaidotas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius. Taigi, matote, užventis koks yra didingas ir garbingas. Aš čia jau vėl, ne? Oi, dams. Atsiprašau, aš šiek tiek greitai kūrinukus perėmiau publikai, gerai, tai ir jie tada jums tada gerai. Taigi, užvenčio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Venta atliks 5 kūrinius: Tėviškės dūmas, Pėdsakai toli, muzika ir žodžiai Remigijaus Poderio, Gyvenimo ratai, muzika ir žodžiai Onos Stankienės, Miškininkų valsas, muzika ir žodžiai Edmundo Damaševičiaus, Beki Venta, muzika ir žodžiai Valerijos Adomaitienės. Taigi, plojimai Ventai ir gero pasiklausimo.
prisiminimai senais. Čia tėviškės dūmas ir vaikystės dienų trauka. Čia viskas kaip buvo, bet kažko dar vis negana. Čia bučinio pirmo negali neprisimint. Kodėl ta diena, kaip gimė, yra ją brangi. Nori sugrįžti gimtinę ir pamatyti takus, kur kažkada leistynei savo jaunystės metus. Kur kažkada pasiliko meilės pirmosios naktis ir mūsų aistros išdavystei nykstanti jausmo viltis. Kur kažkada pasiliko meilės pirmosios naktis ir mūsų aistros išdavystei nykstanti jausmo viltis. Čia tėviškės dūmas ir vaikystės dienų trauka. Čia viskas kaip buvo ir kažko dar vis negana. Čia bučinio pirmo negali neprisimint. Kodėl ta diena, gimtinė yra ją brangi. Ir pašokti galima. Čia tėviškės dūmas ir vaikystės dienų trauka. Čia viskas kaip buvo ir kažko dar vis negana. Čia bučinio pirmo negali neprisimint. Kodėl ta diena, gimtinė yra ją brangi. Kodėl ta diena, gimtinė yra ją brangi. Kodėl ta diena, gimtinė yra ją brangi. Mūsų kapela be mėgstamo, man atrodo, pas jūs tikrai labai gelmė mėgstamas yra miškininkų valsas. Prisiminkime Edmundą Tamaševičių ir jo nemarųjį miškininkų valsą. Šešilas senas vakarais dainas, tas dienas jis mena, kai atėjo mes, kai jauni drąsūs kūrė svajones. Tai ko jų gražesnio niekas nesuras. Seno valso paklausykim, kaip jaunais laikais. Paklajokime dar sykį mes miškų takais. Seno valso paklausykim, kaip jaunais laikais. Paklajokime dar sykį mes miškų takais.
Onutės Stankienės daina apie tai, kaip greitai rieda tie mūsų gyvenimo ratai, kaip jinai sako, vežimaitis. Taigi apie tą gyvenimo vežimaitį, kuris pakrato kartais, kartais pasivuoja, palinguoja, apie tai mes ir dainuojame. Gyvenimo ratai, metų keliu senuoju, kartais tik skausmo širdį pakrato, kartais linksmai linguoja, kartais pro debesį saulė pažvelgus, stabteli pailsėti, o šaliais skausmus užvilgus, ima lėčiau riedėti, o šaliais skausmus užvilgus, ima lėčiau riedėti, rieda ratai ir žarstubinai, neša vėjų mus ten tie žirgai, ei vežėjau stabtelt neskubėk, kristelė jau nebebėk. Rieda ratai ir žarstubinai, neša vėjų mus ten tie žirgai, ei vežėjau stabtelt neskubėk, kristelė jau nebebėk. Kiek mums likimo posūkių vingių teko drauge įveikti, teko liūdėti, teko ir džiaugtis, net savo dalią keikti, bet vežimaičio savo mažyčio niekam neatiduosiu. Kartu pradėjom kelią šioj žemėj, linguosiu ir dainuosiu. Kartu pradėjom kelią šioj žemėj, linguosiu ir dainuosiu. Rieda ratai ir žarstubinai, neša vėjų mus ten tie žirgai,
įpusėjus, nors tai dar nori slėpti. Štai pasisukom riedam palėjui, nori sustoti reikti, bet vežimaitis girgždantis rieda, laiko nesustabdysi. Dienos tik skrenda, lekia ir merga, viskas pro šalą akyse. Dienos tik skrenda, lekia ir merga, viskas pro šalą akyse. Rieda ratai, girgžda stiklinai, neša vėjų mus netgi žirgai. Vežėjos stabtelk neskubėk, ristelė jau nebebėk. Rieda ratai, girgžda stiklinai, neša vėjų mus netgi žirgai. Vežėjos stabtelk neskubėk, ristelė jau nebebėk. Ristelė jau nebebėk, ristelė jau nebebėk. Daugelis stebime, kad mūsų jiems. Labai džiaugiamės, kad mūsų kapelą papildo vis jauni žmonės, taigi turėsim ką vietą užleisti. Pasipildo ir labai džiugu, kad jaunimas irgi mėgsta liaudišką muziką, mėgsta pabūti kolektyve, pamuzikuoti. Ir tuo labai džiaugiamės, matote mūsų keletą naujų jaunų veidų. Na, o dabar girdėsite Poterio dainą. Kodėl Poteris? Todėl, kad mūsų kapelos draugauja. Šviesios atminties Jonas Juozapavičius tą draugystę pradėjo, užmezgė. Jie geri draugai buvo būtent su Poteriu. Ir knygutę išleido muziką kapeloms tryse. Jie taigi su didelė meilė ir pagarba dainuojame Poterio dainą Pėdsakai toli. Savo džiaugsmo kantriai neieškosiu. Gal ne man šaukusnio žiedosas, gal ne man baltasis gandro bostas. Savo skausmų tyliai nepašauksiu, savo džiaugsmo kantriai neieškosiu.
Prašom pakartoti, prašom. Taip pat už Ventiškės kūrėjos Valerijos Adomaitienės daina Bėki Venta. Džiaugsmo ir svajonių kupini, jeigu metai prasmaikelė rauda, jeigu metai pavenčiais dainas nuneždami, o kai kam galbūt skriauda, jeigu metai rankų ir jausmų pilni, džiaugsmo ašaromis palikėti, o šiandieniai susirinkome dainų nesėdami, į duris ilgai stabėti. Akmeniai brausdama mažutį, kad šalia užgynę dainos ir smagių širdžių, kai ką, kai sūnus vežiau pabūti.
Parko medžiai pasikeitė ir pakrantė neverta, bet tik vos paliesi dainą seną. Rodos viskas kaip kadaise su jaunystėle rame, už tavęs linksmai skardena. Ir tie metų praskubėję suskaičiuoti nedrįsti, už lento šilvyti sūpas. Tik paliesti garsmai kelio ir visi, tai žiūrėti porom sukas. Bėgydama, akmeniai prausdama mažutį, kad šalia užmylę dainos ir smagių širdžių kaita, prie sūnus dažniau pabūti. Skriski daina, džiugink širdį jauną seną, tik su muzika smagia ir su daina skambia, daug ilgiau žmogus gyvena. Bėgydama, akmeniai prausdama mažutį, kad šalia užmylę dainos ir smagių širdžių kaita, prie sūnus dažniau pabūti. Skriski daina, džiugink širdį jauną seną, tik su muzika smagia ir su daina skambia, daug ilgiau žmogus gyvena. Švenčio kultūros centro, liaudiškos muzikos kapela, bendra, ovacijos šūksnis, sužavėjimo plojimai ir visa ką. Ačiū Vendai, bet norėčiau prašyti nepabėgti. Mes turime tokią tradiciją, tai ar jūs sudainavot pavasarį? Ne. Patys galite 1,5 valandos juokauja. Bet norėčiau dabar pakviesti visus dalyvius. Tai turėtų būti Jonė, turėtų Bengelį keliauti į sceną, Kelvinė taipogi. Taigi sudainuosime vieną bendrą dainą, bet kol laukiame visų dar žinomų apdovanojimų čia prieš dainą, norėčiau priminti, kad birželio 2-8 dienom vyks Kelmės Kokio metų gimtadienis? Savaitgalį 540 metų. Taigi dabar išsitraukiam mobiliuosius telefonus, rašomės, ką verta pamatyti, planuojam, užsižymime kalendorijoje, kad tikrai nieko nepraleisti. Taigi, birželio 2 dieną vyks koncertas Kelmės Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Birželio 3 dieną vyks renginiai Kelmės krašto muziejaus teritorijoje. Birželio 4 dieną įvairūs renginiai vyks Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Birželio 5 dieną vyks Algirdo Lipeikos menų mokyklos moksleivių koncertas. Birželio 6 dieną prie Kelmės kultūros centro vyks seniūnijų, bendruomenių, kiemeliai ir mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Birželio 7 dieną, gerbiami žiūrovai, kelmiškiai, žinokite, yra skirta diena jaunimui. Renginiai vyks prie sporto centro. Ir birželio 8 dieną pagrindinė Kelmė švenčia 540 dieną, kurioje numatyta įvairių koncertų, pramogų, mūgių iki vėlaus vakaro, o gal net ir iki paryčių. Būtų labai, čia taip ir parašyta, gal iki paryčių, žodžiu, taip. Nepraleisite progos švęsti Kelmės gimtadienį kartu. Aišku, viską užsirašyti taip. O dabar visi kolektyvai yra štai čia, paplokime jiems, kurie mums skaitino dieną. Ir dabar nieko nelaukdamas norėčiau pakviesti į sceną Kelmės kultūros centro direktorę Laimą Lapinskienę. Tarti padėkos žodį. Plojimai direktoriai. Labas vakaras. Liaudiškos muzikos kapelų atliekamos muzikos puoselėtojai padovanoja šią pavakarę ne vieną skambų kūrinį ir vingrę melodiją. Norisi ne tik padėkoti, bet kolektyvų vadovų ir narių paprašyti. Burkitės, kurkite, puoselėkite savo veiklą ir padovanokite, surenkite dar ne vieną gražų koncertą. Na ir pirmoji padėka. Jonavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Jonė, vadovė Virginija, jau turėjot išmokti.
Bereikienė. Taip mokino renginio pradžioje. Padėka už liaudiškos muzikos tradicijų puoselėjimą, populiarinimą ir dalyvavimą liaudiškos muzikos kapelų šventėje Dainuok pavasarį Priekulės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Bengeliai, vadovė Jolanta Takaitienė. Į rankas gavau širdžiai mielą padėką. Žinote kodėl? Todėl, kad Kelmės kultūros centro liaudiškos kapelos Kelmynės vadovo Gerimanto Ruko dėka prieš 26 metus, sėdėdamas suskaičiavau, žengiau pirmuosius žingsnius į kultūrą. Būtent prieš 26 metus jis mane pakvietė į šitą kolektyvą ir susipažinau ir sužinojau, kas yra ta kultūra. Jau kai pasilikau, tai pasilikau. Tai ačiū Gerimantai.